Taigi, energetikos transformacija Lietuvoje šiandien vyksta ypač dideliu tempu. Investuojame į atsinaujinančią energetiką, tinklų modernizavimą, kaupimo sprendimus, energetinį saugumą ir nepriklausomybę. Tačiau kartu su ambicingais tikslais kyla ir daug klausimų, nuomonių, abejonių bei viešojoje erdvėje sklindančių mitų. Kviečiame į debatus, kuriuose sieksime atskirti faktus nuo interpretacijų ir pažvelgti į situaciją iš skirtingų perspektyvų. Norėčiau ant scenos pakviesti energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, žmogų, kurio sprendimai ir požiūris šiandien tiesiogiai formuoja Lietuvos energetikos kryptį. Taip pat pasitikite kultūros viceministrą, komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimo centro tyrėją, docentą daktarą Viktorą Denisenko, nagrinėjantį propagandos, informacinių karų ir dezinformacijų temas. Kviečiame Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentą Martyną Nagevičių, turinti ilgametę praktinę patirtį vystant ir analizuojant atsinaujinančių energetikos išteklių projektus. Vartotojų alijanso viceprezidentą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pilietinės visuomenės organizacijų grupės narį Kęstutį Kupšį, pasitikite taip pat, kuris periodiškai nagrinėja iššūkius kylančius komunikuojant su gyventojais apie įvairių energetinio efektyvumo priemonių taikymą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu lygiu. Kviečiame Lietuvos ornitologų draugijos vadovą Liutaurą Raudonikį, kuris turi ilgametę patirtį aplinkosaugos srityje. Ir debatus moderuos žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas Aurimas Perednis. Pasitikite. Sveiki bičiulės ir bičiuliai, ačiū, kad esat čia ir tokia svarbia tema, tokioj svarbioj ypatingoj vietoj. Man pirmą kartą čia tenka būti, bet labai gražus toks simbolinis kontrastas. Ten yra bangos, banglentės ir ta Lietuvos energetinė politika tikrai, sakykime, tiesiai šviesiai, jinai yra ant bangos, jinai nėra po banga. Tas labai svarbu, kad mes tikrai turim bangą sukūrę ir labai svarbu tos bangos kažkaip nepamesti. Tai diskusijoje kiekvienas gali dalyvauti Slido platformai, siūsdami savo komentarą ar klausimą. Galit pakėlę ranką šitą mikrofoną turėti savo rankose, jeigu norėsit reaguoti tai, kas čia kalbama. Aš karts nuo karto žvilgtersiu į jūs. Būkite aktyvūs ir interaktyvūs. Ir, tema tokia gana sudėtinga, nėra 2x4, jau apie tai kalbėjom. Informavimas, komunikacija, palaikymas visuomenės. Turim pavyzdžių labai įvairių, kartais projektai juda sėkmingai, kartais ne taip, nuo ko tai priklauso. Dabar ir pakalbėsim, bet aš dar grįžčiau prie to, kad mes vienu kitu žodžiu, ypač ministrė, jūs norėčiau, kad sureaguotumėte į tą vadinamą dramblį kambaryje, tą tokią tikrai visiems rūpimą dabar energetikos tokia situacija, krizė, ne krizė. Štai vakar su Trumpu kalbėjosi Pekine, šiandien jau Trumpas paliko Kiniją ir labai šiandien skaičiau, tokia yra frazė iš kinų prezidento: tikiuosi, kad mes nepateksime į vadinamuosius Tukididos spąstus. Tukididos spąstai yra tuomet, kai šalis pradeda karą viena su kita vien dėl to, kad pavydi augimo arba nepatenkinti būna, kad kažkas juos gali aplenkti. Tai, tokia frazė matyt daug ką pasako, bet ministrė, jūsų trumpa analizė tos situacijos, kurioje dabar mes esame. Koks yra gerasis scenarijus ir blogasis? Ar gali trumpai? Dėkui iš klausimą. Tai iš tiesų situacija yra pakankamai įtempta, bet aš manyčiau, bet kokiu atveju gerasis scenarijus yra tai, kad tai yra iš esmės iškastinio kuro krizė plačiaja prasme. Tai bet kokiu atveju gera naujiena bus tai, kad tai įvyks pokytis ir ta krizė, kuri yra, jinai turi būti paversta naujomis galimybėmis. Klausimas, kokia apimtimi mes tai išnaudosime kaip visuomenė, kaip valstybė, kaip regionas, kaip Europos Sąjunga. O kalbant apie krizės mastelį ir mastą, tai tikrai ne naujiena, aš tik tai pacituosiu Tarptautinės energetikos agentūros vadovą Fatih Birol,
kurio analizė ir tikrai ta agentūra buvo beje įkurta po naftos krizės 73 metais, būtent suvaldyti ir sukurti atsargų visą paketą valstybėse narėse. Tai jų vertinimo šita krizė, kur yra šiuo metu, jinai yra iš esmės visų krizių, energetinių krizių, kurios prieš tai yra vykusios suma, o gal netgi daugiau. Tai kalbant apie struktūrinės grėsmės, kurios yra, aš kalbu būtent apie energijos išteklių, pirmiausia apie kuro kainas pasaulinėse rinkose. Ir tai yra tas struktūrinis faktorius, kuris tikrai turės ilgalaikės pasiekmes. Tai turbūt yra toks pageidautinas scenarius ir prie ko yra stengiamasi dirbti tiek ES lygių, tiek išvengti valstybių narių pernelyg didelės konkurencijos dėl kažkokių tai paramos priemonių, kad užtikrinti koordinavimąsi, kad pirmiausia nebūtų pačių išteklių deficito kaip tokio. Tai yra tikslas numeris 1. O tada kitas klausimas yra, kokia yra ta priimtina kaina. Kad kaina bus aukštesnė, tai yra faktas, kad įrankių objektyviai valdyti situaciją, vėlgi reikia pripažinti, kad nėra tai nei įmonių, nei visuomenės, nei valstybių galėse, nes gali būti daromos tam tikros staigios finansinės injekcijos, bet tai iš esmės problemos neįspręs. Tai dėl to yra iš esmės ir ES lygių daugiau kalbama apie koordinavimąsi, apie dujų saugyklų užpildymo koordinavimąsi ir kitus klausimus. Bet kas esminis dalykas yra būtent tai, kad kur galbūt ir šiek tiek iš Lietuvos pozicijos žiūrint, kadangi mes vis tiek energetikoje tokią lyderystę demonstruojame tiek regione, tiek ES, tai norėtųsi tokių naujų papildomų instrumentų, kurie būtent šią krizę paverstų galimybėmis. Nes kalbėti galima daug, bet klausimas yra instrumentų ir čia neužtenka kalbėti apie valstybės pagalbos atlaisvinimus, bet reikia kalbėti apie konkrečius dalykus, tai yra apie papildomus finansavimus, apie susitelkimą. Suprantu, kad MFF dėrybos, būtent daugiametės finansinės perspektyvos nėra pats tam tinkamiausias laikas. ES valstybių pozicijos irgi tos, kurios yra įnešančios į biudžetą ir gaunančios naudą, pozicijos irgi yra skirtingos. Bet čia yra ta galimybė, kai mes kalbėjome šiandien daug apie šilumos siurblius, elektromobilius, kitus dalykus, tai reikia labai konkrečių instrumentų ir Lietuva mes tą sakome ir reikia ieškoti tiesiog sąjungininkų ir palaikymo. Dėkui ministrė, aišku, ta situacija tokia, kad turbūt niekas šiandien iki galo nežino, kokiam taške jinai pasibaigs ir kada jinai pasibaigs, bet aš paklausiu auditorijos, kadangi turbūt ir ponas Trumpas nežino, kuo tai pasibaigs ir kada tai pasibaigs. Kaip jūs jaučiate, kas iš jūsų optimistai, kad situacija greitai susitvarkys? Pakelkit rankas. Kas manot, kad situacija gana greitai, mėnesio laikotarpyje susitvarkys? Nes žinot, yra Amerika, yra rinkimai, yra visuomenės nuotaikos antikaro tokios gana aktyvios šito. Nei vienos rankos nėra. Kas manot, kad situacija greit nesibaigs, bent 3 ar daugiau mėnesių? Tai ir oho, tai dabar ministrė vasarą bilietus lėktuvo šaudytis, ieškot kažkur skrist ar pritrūks aviacinių degalų trumpai? Ne, dėl bilietų tikrai tokio trumpalaikio periodo tikrai reikia nuraminti, kad tikrai galima ruoštis, keliauti ir tikrai aviacinio kuro požiūrio mūsų regionas yra tikrai saugioje situacijoje. Tai daugiau yra kalba apie ilgesnio laikotarpio perspektyvą, tai tiek aviacinio kuro, tiek dizelino tikrai vasaros laikotarpį užteks, yra saugyklos atsargos, oro uostai turi atsargas ir tikrai mūsų regionas atrodo tikrai neblogai. Kągi, dėkui ministrui už įžangą, aš sukčiau mūsų pokalbį arčiau temos, kaip vystosi energetikos projektai ir kas yra tas žvyras tarp dantų, kuris juos labiausiai šiandien stabdo. Ir visų jūsų bičiuliai noriu trumpos nuomonės. Gal nuo Kęstučio Kupšio pradėkime man iš dešinės. Po minutę jūsų nuomonė vis dėlto, apie ką reikėtų kalbėti ir galvoti, kai mes kalbam apie tai, kasgi labiausiai stabdo energetikos plėtrą. Mielai, ačiū. Ir iš tikrųjų man pačiam staigmena, kad turbūt aš šitoje auditorijoje esu pats optimistiškiausias, nes jūs gal nematėt, bet aš kėliau tą ranką. Jo, įsivaizduojat, tai kas čia dabar? Ta prasme, ne dėl to, tiesiog optimistu būti apsimoka. Ir gyventi lengviau. Ne tik, yra toks geras posakis. Kas yra karo antonimas? Kas yra priešingybė karo? Stabilumas. Ne, kūryba.
ar ne? Tai mes turim žiūrėti į tai, kad norėdami įveikti griaunančiasias jėgas, mes turime daugiau kurti. Tada labai apsimoka būti optimistu, tada apsimoka kurti tinklus, kurti bendruomenės, kurti bendras atsako priemonės, nes mums kiekvienam nueiti į savo bunkerį ir ten tikėtis pergyventi kokią nors šaltą žiemą yra ir neoptimalu, ir greuna visuomenės pamatus. Tai žodžiu, truputį daugiau to tokio optimistinio požiūrio vietoj to pesimistinio apokaliptinio scenarijaus plėtimo yra netgi labai svarbi visuomenės funkcija, jos išgyvenimui, ar ne? Kurti tuos teigiamus naratyvus, apie kuriuos dar šiandien kalbėsim ir kalbėsim. Neplėtoti dar daugiau to nerimo, kurio ir taip per akis. Apie tai ir kalba. Tas yra svarbu, sako optimistai, net kapuose pliusus mato. Bet labai gražiai yra pasakęs Šimonas Peresas, amžinatelis Nobelio laureatas, litvakas, Izraelio valstybininkas, kad optimistai ir pesimistai miršta vienodai. Numirsim visi vienodai, bičiuliai, turbūt, panašiai, bet jie gyvena skirtingai. Tas irgi labai labai svarbu, man atrodo, optimizmas, jis turi vilties ir padeda gyventi. Viktorai, kas jūsų akimis labiausiai stabdo mūsų energetikos plėtrą? Na jau ko gero natūralu, kad vienaip arba kitaip kalbėsiu apie dezinformaciją, apie propagandą ir apie mūsų didžiąją rytų kaimynę. Ir tai yra, mano požiūriu, labai įdomus aspektas, nes jeigu žiūrėt į mokslinę ar net mokslo populiarinimo literatūrą, kuri liečia tos iššūkius, kuri kalba apie tą pačią dezinformaciją ir propagandą, visų pirma, man patinka tokia koncepcija, kurią Markas Galiotis yra iškėlęs. Jis kalbėjo apie tai, kad viskas tampa ginklų, weaponization of everything. Galiotis yra italas, kuris labai gerai pažįsta Rusiją ir ten daug praleidęs laiko. Atsiprašau, tik patikslinu informaciją, kad jį reikia sekti, jisai kietas. Aš manau, ir jeigu mes pažiūrėsim, kokios temos yra išskiriamos, tai suprantama ten informacija kaip tokia ir panašiai, bet labai dažnai energetika yra išskiriama kaip atskira tema, šalia, tarkime, ekonomikos, bet energetika kaip visiškai atskira tema ir tai, ko gero, sąlygoja tai, kad ta pati Rusija savo politiką ir geopolitiką remia energetiniais ištekliais ir galimybę jais manipuliuoti. Galim prisiminti, kad savo laiku ir Baltijos valstybėms dujos kainos buvo kitokios negu kitoms valstybėms ir tai dar buvo tie laikai dar iki to momento, kai Rusija jau pradėjo visiškai atvirai, agresyviai elgtis, kalbant ne vien apie kažkokius tai informacinį lauką, kibernetinį ar energetinį, bet kalbant ir apie tiesioginę karinę agresiją prieš Ukrainą. Tačiau vėlgi nuskambėjo tas žodis naratyvas ir kokius naratyvus mes kūrėme, tai viena vertus mes galim sakyti, kad kai mes kalbame apie informacinį karą, tai vienas iš tokių sinonimų tai yra naratyvų karai. Tai yra kokie pasakojimai dominuoja, kokie pasakojimai laimi ir kad Rusija kūrė pasakojimus susijusius su energetika, tai yra gan natūralu, nes Rusijos interesas koks? Pardavinėti savo resursus ir kad kitos valstybės būtų nuo jos priklausomos, tada tu gali išsukinėti rankas, tu gali manipuliuoti, tu gali didinti kitų valstybių priklausomybę ir taip realizuoti savo geopolitiką. Viską per informaciją daryti, kad tu būtum silpnesnis ir kad tu būtum nuo jų priklausomas. Aš sakyčiau, informacija yra, aš žinoma, kaip mokslininkas ir kaip viceministras kultūros ministerijos atsakingas už kovą su dezinformacija, aš turiu tokį, kaip ir, aš labai norėčiau absoliutizuoti informaciją. Tačiau informacija yra vienas svarbus toks levelis, ant kurio laikosi ne viena informacija, bet informacija yra svarbi. Ačiū. Ornitologai, Liutaurai, yra neretai tarp tų, kurie kiša pagalius į ratus vėjui, ypač vėjui. Aš atsiprašau, kad aštrinu temą, bet kartais susidaro įspūdis iš tų pranešimų, kuriuos gaunu, kad jūs nemanot, kad reiktų Lietuvoje kuo daugiau vėjo parkų. Ne, tai tikrai taip nėra. Tai irgi tokia būtent
pritarčiau dėl komunikacijos stokos, susidaro toks įvaizdis. Matau, kad tokioje situacijoje blogiausia, kad didžiąją dalį komunikacijos su vietos bendruomenėm arba net ir su sprendimo priėmėjais, ten leidimai leisti, neleisti, tiesiog nuleista mūsų nevyriausybinių organizacijų lygmenių. Mes bandom jiem įrodinėti tai, kas, pavyzdžiui, yra ir mokslinėse straipsnėse, kadangi aš pats dirbęs 15 metų mokslo institute ir mes turime patirtį nuo jau veikiančiuose parkuose nuo 10 metų, kai nebuvo privalomumo, kai kurie vystytojai pradėjo savo iniciatyvą, užsakė tyrimus ir dabar nuleidžiama, mes iš tikrųjų nesam komunikacinė kompanija, mes turim daug veiklų ir ne viena energetika ir žemės ūkis, daugybė gamtosauginių problemų. Bet šiaip ką iš mūsų patirtis yra tikrai nėra tas baubas, kaip piešiama. Iš tikrųjų, aš kalbu, jeigu kalbėti daugiausiai, tai yra vėjo energetikos plėtra, kuri labiausiai stringa, bet kuri yra šiai dienai didžiausia indėlį atsinaujinančią energetiką įneša. Tai aš pasigendu komunikacijos iš atsakingų institucijų, ta prasme, nes kalbamės, pavyzdžiui, su bendruomenė, sakom, taigi iš principo esmė tame, kad vykstant klimato kaitai nyksta ir biologinė įvairovė. Jeigu nestabdysi, tai tenai jėgainė pastumus ar nepastumus, jos neišgelbėsi. Procesai yra neigiami ir tai yra visam pasaulyje, yra daugybė ir straipsnių, mokslinių duomenim pagrįstų, bet sako, tai gerai, tai aš ne prieš vėjo energetiką, bet ne prie mano namų, tai toks tai yra ir kodėl jūs čia, o mes kadangi dirbame pagal užsakymą su vystytojais tyrimus, vykdom kaip ir nepriklausomi, bet pradeda kaltinti, kad jūs esat šališki, nes jų moka vystytojai, nors jie moka už darbo dienas, kur tu atstovi, kaip aš nuotraukai su žiūronais, ir ataskaitos parengi, tu negauni kažkokį advokaciją, pinigų, tu darai savo tos tyrimus, bet esi įtraukiamas į tą komunikaciją, į konfliktų sprendimą ir nei mes labai mum malonu. Tai aš pasigendu iš tikrųjų galbūt tiek aukštesnių institucijų lygmenį abipusios komunikacijos ir matyčiau, kad galbūt trūksta energetikos ministerijos su aplinkos ministerija suderinant bendrai, nes toks klausimas, užteks Lietuvai tos atsinaujinčios energetikos. Jau kiek tų parkų stovi, žmonės sako, ir ką aplinkos ministerija įrodinėja, kad to reikia. Tai irgi nėra gerai. Kiek reikia? Tai senai. O kitas dalykas yra, gal tų duomenų trūksta patirties apibendrinimo oficialių lygmenių, institucinių, nieks neužsakė. Mes turim ne vien mes, yra kitos institucijos, Pajūrio tyrimų institutas, daugybė sukaupta medžiagos, kuri rodo, kad nėra vėjo energetika tokia pavojinga, bet turime ne patys šnekėti, o padaryti kažkokį apibendrinimą, paremtą duomenim ir tada galėtų atsakingos jau institucijos, aplinkos ministerija, energetikos komunikuoti, atitinkamai remiantis tą informaciją. Tai aš manau, trūksta to tokio bendradarbiavimo, nes ir pirmą kartą į energetikos jau agentūros renginį esam pakviesti. Kviesdavo tik vėjininkai, tai ko mes vengdavom, kad išlaikytų tokį neutralumą. Bet matot ir tam tikro nesusikalbėjimo tarp valdžios institucijų ir susitarimo, kiek ko reikia mums ir kas yra prioritetas šiuo atveju, aplinka, energetika ar dar kažkas. Pirmas yra, ką kelia bendruomenės ir oponentai, kad ten paukščiai žūsta, nors iš tikrųjų tai nėra ta sritis, kur ten yra kai kuriem paukščiam pavojinga, sprendžiami dalykai. Bet kad energetikos ministerija aiškiai pasakytų, kad reikia kuo daugiau energetikos ir bus daugiau. O dabar galvoja, sustabdėm vieną parką, tai mes jau laimėjome. Ta prasme, tai... Ministre, kiek ir kokios energetikos mums reikia? Kaip atsakyti tiem žmonėm, kurie sako, jau taip pilna tų vėjo parkų ir saulės parkų Lietuvoje ir kam jų čia tiek daug? Labai geras klausimas, bet energetikos ir atsinaujančios energetikos reikia kiek įmanoma daugiau ir klausimas yra, kokie yra parametrai, iki kiek mes
kokie yra kliūtys, kurios atsiranda pakeliui, nes iš esmės vystytojai dabar irgi turi nemažai iššūkių dėl to, kad elektros energijos kaina yra sumažėjusi ir dėl to projektų atsiperkamumas yra mažesnis, projektai yra nefinansuojami bankų ir turim natūralią kliūtį, dėl kurios irgi esame parengę įstatymų projektų paketą, tam tikrą lankstumą turėti atsinaujinančios energetikos vystytojams. Bet grįžtant prie jūsų klausimo, esminis dalykas yra tai, kad atsinaujinti energetiką Lietuvoje turbūt mes turim tą gerąją istoriją, kuomet yra visuomenės interesas. Na, angliškai tai yra public overriding interest, ar ne, kad yra virš kitų interesų ir natūralu, kad reikia tam tikrus kompromisus daryti ir kažką tai reikia dėl to paaukoti. Dėl to tik aišku, ta auka turi būti optimali turbūt, kad irgi negalima perspausti į kitą pusę. Tai kalbant apie atsinaujinančią energetiką, mes turbūt ir turime tą unikalų pavyzdį, kuomet mes turėjome alkį atsinaujinančią energetiką, nes mums jos visą laiką trūko. 70-80% priklausomybė nuo elektros energijos importo, tai yra natūralu, nei ekonomiškai, nei praktiškai nėra priimtinas variantas. Mums kaip ministerijai, ir čia ir politiniai vadovybė, ir visai ministerijai, ir visam energetikos sektoriui, didžiausias iššūkis yra visuomeniai pademonstruoti atsinaujinančios energetikos naudas. Yra dvi naudų rūšys. Viena nauda yra bendroji nauda, tai kalbėkime paprastai apie elektros energijos kainą. Ir dabar jau turime pasiekę tikrai puikų rezultatą. Balandžio mėnesį Lietuvos energetikos agentūra pateikė statistiką 5,5 cento už kilovatvalandę. Vidurkis Lietuvos kainų zonoje. Ir problema yra tame, kad galutinė kaina vartotojai yra 4-5 kartus didesnė. Ir čia yra bendra ir europinė problema, nes tinklų mokesčiai, kiti dalykai jie yra kyla. Ir dėl to sunku parodyti visuomeniai tą elektros energijos kainos efektą. Bet kita nauda yra būtent bendruomenėms. Ir dėl to tikrai buvo geri pakeitimai, kurie iš vėjo energetikos būtent 1 euras už megavatvalandę, tie mokesčiai, kurie pačios bendruomenės mato konkrečią naudą ir gali investuoti į bendruomenių projektus. Tai tokie pavyzdžiai, jie labai konkrečiai parodo, kad atsinaujinti energetika yra naudinga ir čia labai svarbus yra laiko faktorius. Mes Lietuvoje turbūt išvengėme to visuomenės susipriešinimo, kas turbūt buvo ir mūsų kaiminėse šalyse, kalbu ir apie artimiausias kaiminės, kuomet tai buvo šiek tiek pavėluota su tom paskatom, su tom naudom ir tada tai tampa tikrai toks priešiškumas. O priešiškumą nugalėti net su optimizmu yra labai sudėtinga. Tai kaip įveikti tą priešiškumą? Kartais ministras sako, visuomeninė viešoji nauda tikrai yra didžiulė atsinaujinančios energetikos ir žmonės moka mažesnę kainą, turim saugesnį tiekimą, konkurenciją viduje, daugybę faktorių, kurie sako, kad nauda. Bet kai ta nauda, tu bandai kaimo žmogui paaiškinti, prie kurios sodybos turėtum pastatyti vėjo parką, visai kad kitaip skamba ir atrodo. Martynai, kokią klaidą dažniausiai mes darom santykyje su bendruomenė, kad žmonės tos naudos nepamato? Aš nežinau, ar čia įmanoma ištaisyti, nes visos tos naudos, apie ką ministras sako, ar pigesnė elektra, ar ten pinigai vietos bendruomenėm ateinantis, ar ekonominės augimas, kai mokesčių biudžeto didėjimas, kai visi tie gamintojai atsinaujinančios energetikos investuotojai, jie moka mokesčius ir didina biudžetą. Visą tai mes priimam dažniausiai kaip savaime suprantame, mes neturim su ko palyginti. Mes nežinom, kokia būtų elektra, jeigu nebūtų atsinaujinančios energetikos. Nes mes negyvenam paraleliniam pasaulyje. Jeigu turėtumėm 2 paralelinius pasaulius, tai tada mes galėtumėm sakyti, va, šitas yra geresnis. Mes neturim kuo parodyti, kad būtų taip, jeigu mes neturėtume. Jo, tai gali skaičiuoti, bet tada atsiranda ten kitas momentas, ar to skaičiuotojų visuomenė tiki ar ne. Jie dažniau lygina, kad kas buvo ten prieš 5 metus, 10 metų ir kas yra dabar, o kad ten yra dar N įvairiausių faktorių, kurie viską įtakoja. Ir net jeigu patikė gerą naujieną, kad pasižiūrėkit, BVP užaugo, žmonių atlyginimai dabar yra 4 kartus didesni, negu ten buvo prieš tiek tai metų, mes galime įpirkti ten žymiai, bet kokiais pjūviais, galime įpirkti žymiai daugiau kilovatvalandžių elektros už savo vidutinę elektrą, galima toliau kilometrų nuvažiuoti, visaip gali pateikti. Tai visą laiką atsakymas būna, tai prie ko čia energetika, ta prasme, čia tiesiog bendrai ekonomika auga kaip natūralus procesas. Bet Martynai, jūs turės šimtus susitikimų su kaimo bendruomenėm, verslo, įtampų daugybę. Kas labiausiai veikia?
labiausiai veikia ramus pokalbis ir nebandymas sakyti, kad procesas neturi neigiamų pusių. Nes vėlgi reikia suprasti, kad kiekvienas dalykas, ką mes bedarytumėm, turi kažkokį tai neigiamą aspektą. Everything is trade-off, kaip sakė. Vėjo energetikos vystimasis visiems sukuria pokyčius kraštovaizdyje, ne visiems patinka. Vėjo energetikos vystimas daro visiems lokalią neigiamą tam tikrą įtaką gyvai gamtai ir to neišvengsi. Ir tik tai ją reikia lyginti su tais teigiamais dalykais, kurie mes lygiai greičiai gaunam. Ir kai taip šneki, nieko neslėpdamas, su visuomenė tai yra geriau. Yra, ką viceministras kalba, yra šiaip labai daug tos priešiškos informacijos rauto ir čia kaip tik prieš 2 savaitės išėjo Europos vėjo energetikos asociacijos studija Wind Europe, ten Misinformation and Disinformation of Wind Europe. Ir jie ten tyrė, reiškia, socialinius tinklus ir ištyrė, kad per 1,5 metų jie rado 47 000, reiškia, įrašų dezinformuojančių apie konkrečiai vėjo energetikos plėtrą. Žinai. Ten kai kuriuose šalyse dominuoja, ten, sakykime, tokie sąmokslo teorijos, kad čia yra, žinai, tai vystoma ten kažkokia Europos reikalavimo, čia vietos gyventojams ir mūsų ekonomikai visam to nereikia. Kitur atvirkščiai sakoma, kad čia gamtai kenkia, žinai, čia yra unikali gamta pas mus, o statykit kažkur kitur. Trečioji sako, kad čia dėl to brangsta elektra ir 4. dalis yra tai, kad čia viskas technologiškai labai nepatikima. Ir tu ten gali sakyti, ir ten nagrinėja, kodėl. Iš dalies yra priešiškų šalių finansavimas, šitą patį Lenkijos žvalgybos tyrimai, reiškia, kad Rusijos ir Baltarusijos biudžeto skiriama nuo 2 iki 4 milijardų dolerių kasmet, reiškia, formuojant neigiamą, reiškia, nuomonę Europoje, tame tarpe ir tos žaliosios transformacijos būdu, nes kaip ir sakoma, kad tai mažina iškastinio kuro paklausą ir perspektyvą verčia Europos Sąjungą tapti ne. Bet taip pat yra ir socialinių tinklų pats mechanizmas, kai rėkiantis įrašai, ten gąsdinantis, rodantis ten degančias vėjo jėgainės, jos pritraukia žymiai daugiau dėmesio, negu ten tavo aiškinimas, kiek ten BVP paaugo ten dėl... Geras pavyzdys žygaičiai su to bėgančiu ugniniu vandeniu, kai aš atsimenu tos video, kurie vaikščiojo, kai skalūnus mes norėjom kažkaip pradėti žvalgyti. Bet bičiuliai, žvilgtersiu jūs, jeigu turit klausimų panelio dalyviams, pakelkit ranką, Armandai, jeigu žmonės atsiuntė, galite įgarsinti, prašau. Taip, tikrai turėtumėm keletą klausimų. Šitą klausimą ministrui norėčiau užduoti. Arnas klausia, ar numatoma sinergija tarp investuotojų ir ESO, kai dėl tinklo ribotumų AEI projektai stringa, o rekonstrukcijos kaštai tenka investuotojui. Gal galėtumėt ministrai atsakyti? Trumpai. Kadangi reikia daugiau energijos atsinaujinančios, tai turi būti daugiau sinergijos. Čia referuoju į konferencijos pavadinimą, bet jeigu kalbant rimtai, tai iš tiesų tai yra vienas iš turbūt didžiausių kliūčių atsinaujinančiai energetikai, būtent prijungimo galimybės prie tinklo. Bet kitą kartą vėlgi yra svarbus balansas, nes jeigu mes didesnę dalį perkeltume ESO investicijų portfelyje, tai reikštų, kad realiai didesnė elektros energijos kaina, nes už tarifą, ESO tarifą sumoka visi vartotojai. Tai dėl to turi būti tinkamas balansas ir yra tų niuansų, kad prijungimo galimybės vis mažėja ir dėl to vis nemaža našta tenka ir projektų vystytojams. Tai čia turbūt nėra tokio auksinio sprendimo šitoje vietoje, bet be abejo ieškome galimybių ir pirmiausia Lietuvoje yra dar, pabrėžčiau, nemažai vietų, kuriuose dar galima prijungti atsinaujinančios energetikos. Tiesiog patys vystytojai irgi turi ieškoti tinkamų vietų. Tai tinklas galimybių turi, bet reikia ieškoti optimalių sprendimų. Ačiū labai. Ministrė, dar užduosiu vieną klausimą, kuris ministrui ir tada tą patį klausimą paprašysiu ir Martyno Nagevičiaus atsakyti. Tai kokių saugiklių reikia, kad tokie projektai kaip vėjo elektrinių parko jūroje plėtra nepatirtų fiasko ir ar galima būtų užtikrinti, kad valdžių pasikeitimai tam įtakos neturėtų? Tai jeigu galima ministrė
ir po to paprašysiu Martyno Nagevičių. Aš atsakyčiau labai paprastai, kad tokie projektai nepatirtų fiasko, reikia nuoseklaus tų projektų vystymo ir nereikia šokinėti ir keisti krypties jau kuomet traukinys važiuoja. Tai galima čia daug turbūt diskutuoti šitą temą, bet turi būti aiškus matymas į priekį ir šio projekto apimtyje taip pat. Turbūt Lietuva daug yra išmokusi pamokų ir reikia tikėtis, kad kitose projektuose tos pamokos bus išmoktos ir jos bus pritaikytos. Čia, Martynai. Čia nelabai ką galiu ir pridėti, apart to, kad gyvename demokratinėje visuomenėje ir mums reikia susitarti. Tai yra tam tikras iššūkis. Visa demokratija duoda mums daug, duoda atgalinį ryšį su visuomenė, bet duoda ir iššūkio. Ir tartis reikia. Ir kažkada tai, kai dar buvau labai jaunas energetikos konsultantas, dirbau Danijos dideliai konsultaciniai kompanijai. Ir man įspūdį tada darė, kiek danai ilgai tarėsi prieš kažką padarant sprendimą. Bet kita vertus, jau kai jie randa tą sprendimą ir padaro, tai tada nebeskubėdami, išklausydami visas nuomonės, atsakydami, pradiskutuodami, ten gal kartais atrodydavo 3 kartus ilgiau negu kad reikėtų, bet jau kai jie padaro sprendimą, jie jau eina. Bet jau tada negali pasakyti, kad čia neišdiskutuotas, ne pas mus mes kartais užskubam truputėlį. Man tai jūrinio vėjo parko projektas buvo toks truputėlį užskubėtas. Mes jį taip greitai ir po to neišdiskutuota viską ir po to atsitrenkia į argumentus jau po sprendimo ir tada vėl grįžtam atgal ir nebeišsprendžiam. Vakar kalbinau 2 mokslininkės laidoje, jos yra vertybių tyrinėtojos ir parašiusios didžiulę monografiją apie tai, kaip keitėsi per kartas lietuvių vertybės, jinai netrukus pasirodys, tikrai labai įdomus leidinys. Aš uždaviau tokį klausimą joms, sakau, kokios vertybės svarba Lietuvoje yra labiausiai sumenkusi ir kokios išryškėjusi. Jų atsakymas buvo, kad labiausiai sumenkusi per amžius yra bendradarbiavimo ir solidarumo vertybė Lietuvoje ir labiausiai išryškėjusi individualizmo vertybė ir greičiausiai dar ryškės. Tai yra žmonių, kurios labai rimtus tyrimus daro ir longitudinius tyrimus apie tai, kaip keičiasi mūsų vertybių sistemos Lietuvos. Aišku, čia tame galima matyti daug pliusų ir minusų, negalima sakyti, kad čia vien blogai ar gerai kažkas yra, bet tiesiog pasižiūrėti į veidrodį, kai mes kalbam apie siurblius, saulės jėgaines ant stogų, mes labai provokuojam greitą pokytį, bet kai mes kalbam apie renovaciją, apie būstus, kai susitart reikia, ar tos pačius saulės modulius ant daugiabučių, viskas vyksta gerokai sunkiau, nes bendruomenė neturi to geno tartis, Kęstuti. Tai iš tikrųjų, visai laiku galėčiau pateikti ir aišku pavyzdį, kas nutiko netaip seniai, maždaug prieš kokį gerą pusmetį, kai ant vieno Vilniaus daugiabučio mes savo bandomojo projekto metu pakabinome vienam daugiabučio gyventojui, tiesiog ant jo balkono pakabinome 2 saulės modulius, bendra galia 800 vatų, jis laimingas elektrą savo gaminasi, per balkonį įjungtą rozetę. Tokiu būdu elektra tiesiog maitina jo buto prietaisus ir tai yra pats geriausias, niekam nekainuojantis, tinklo neapkraunantis elektros gamybos būdas. Jeigu mėgstate statistiką, tai čia jau kitas bičiulis atsiuntė statistiką, kad kovą pagamino iš šitų 2 modulių 80 kWh. Ir tai nekainavo nieko, išskyrus pradinę investiciją. Balandį pagamino 70 kWh. Akivaizdu, kad gegužę pagamins dar daugiau ir tai yra vietoj sunaudojama energija. Bet kas nutiko tam nelaimėliui, ne tam, kuris dabar statistiką man siunčia tokią įkvepiančią, bet tam nelaimėliui. Ogi jis netrukus gavo iš mano būstas laišką, kur buvo pasakyta, prašom nuimti nuo balkono saulės elektrinę, tiksliau net neparašė, kad saulės elektrinė. Jie tokį sugalvojo terminą, kaimynai skundžiasi, ant jūsų balkono pastebėtas neatpažintas objektas. Pridėta nuotrauka, kurioje tas objektas, ta saulės elektrinė nufotografuota. Prašom nuimti, priešingų atveju jums grės sankcijos ir visa kita. Tas žmogus nuomininkas, jis net nenori jokių problemų, ką padarė, nuėmė elektrinę, susiviniojo ir išvažiavo. Tai čia tas mūsų individualizmas, kuris netgi nesugeba dalintis erdvę, kurioje potencialiai mes visi galime tapti energetiškai nepriklausomi, ar ne? Saulės elektrinė ant balkonų, jeigu ką, atsiperka per
2-3 metus vidutiniškai. Viktorai, ieškom sprendimo vis dėlto, ką galima būtų padaryti geriau, kad tos pilietinės taikos, kad to supratimo viešo intereso, mūsų individualizmo tokioj vartotojiškoj kultūrai būtų daugiau. Kaip jums atrodo? Man atrodo, kad to sprendimo užuomazgos mes net paminėjom, nes buvo labai geras klausimas, kas veikia. Ir buvo atsakyta, veikia pokalbis, komunikacija. Gyvas pokalbis, nieko neslipiant. Nes grįžtant iš esmės prie klausimo, kaip veikia dezinformacija, kaip veikia propaganda, tai per jausmus, o stipriausias jausmas yra baimė. Ir labai dažnai, jeigu mes pažiūrėtumėm į tos kūrimus naratyvus, tai viskas eina per baimę, kad, ten nežinau, vanduo degs, paukščiai mirs, bitės mirs, mums galas. Bet iš kur kyla ta baimė? Pirmiausia, ir čia yra toks natūralus psichologinis mechanizmas. Baimė visada kyla iš nežinojimo. Nuo senų senovės, ta prasme, kodėl svetimas yra pavojingas, nes aš nežinau, ar jis draugiškas ar priešiškai nusiteikęs, todėl dėl mano išlikimo aš turiu galvoti, kad ruoštis blogiausia. Ir labai dažnai būtent nepažinimas jis ir gimdo baimę. Kai tu nežinai, kaip veikia kažkokie tai mechanizmai, kai tu nežinai iš tikrųjų, kokie yra realūs pavojai, kokie yra nerealūs pavojai, kokie yra išgalvoti, kur yra sąmokslo teorija, tai žmogui yra labai lengva įbauginti. Jeigu mes pažiūrėsim į visuomenę, tai tikrai specialistų energetikos sferoje nėra labai daug. Ir todėl žmonės remiasi tokių bendrų žinojimo. Ir jeigu tas bendras žinojimas yra paveikiamas sąmokslo teorijomis ir kitais dalykais, tai kelti tas baimės yra šiaip labai lengva. Todėl atsakymas yra komunikacija ir iš tikrųjų labai sąžiningai, labai aiškiai paaiškinant procesą. Kai žmogus kažką taip pradeda pažinti, baimė išnyksta. Tai čia vienas problemos elementas, jūs labai gerai užkabino tą propagandos, sakykime, naratyvą, kaip Viktoras sakė, jo poveikį visuomeniai, kuri išmušti kažkokį iš tavo, nežinau, kažkokį tavo interesą, energetinį ar dar kažką, bet mes dar būkim biedni, bet teisingi, supraskim, kad ir šalies viduje yra daugybė sisteminių konkurentų, kurie mano, kad kuo daugiau saulės, tuo mažiau vėjo, kuo daugiau vėjo, tuo mažiau dujų, kuo mažiau dujų, tuo daugiau naftos. Žodžiu, mes gyvenam tokioj dar ir verslo prasme gana agresyvioj terpėj, kuri kiekvieną ir ypač, ką Viktoras palėtė, tą, sakykime tiesiai, žemą pasitikėjimo kultūrą mūsų vienas kitų, institutais, politikais, labai greitai paverčia emocinę tokią bombą socialiniuose tinkluose ir tu paskui neturi net kaip ir į ką atsakinėti. Kaip jums atrodo vis dėlto, Liutaurai, kaip tą galima būtų keisti? Jo, iš tikrųjų, kadangi tenka daug komunikuoti, kaip minėjo, būtent tam lygmenį bendruomenių ir ne tik bendruomenių, labai daug komunikacijos sprendimų priėmėjais, kurie konkretų projektą priėma sprendimą leisti, neleisti, arba ten ribojimus dėti, nedėti, kokius, kartais tokie ribojimai sustabdo projektą. Tai aš manau, kad vis tiek vienas dalykas, iš tikrųjų vis tiek aš grįžtu prie to, kad turėtų būti kažkokie punktai. Mane ministras kažkiek tai gal ir nustebino, šiaip tai aš žinau Europos lygmenių, kad yra atsinaujinanti energetika overriding public interest, bet Lietuvoje aš negirdėjau, žinau, buvo ta diskusija prie ankstesnių valdžių ir buvo liktai galvojo gal priimti, bet nepriėmė, nes yra dideli projektai, kurie yra nacionalinio intereso ir yra pavienės jėgainės, kaip atskirti, nes čia būtų labai svarbi žinia, kaip kariškiai. Krašto gynyba yra pagrindinis interesas, jo prioritetas, taškas. Ir ten vietiniam patinka, nepatinka, tada visuomenė žiūri kitaip tos vietinius, kaip tuos, kurie tenkina savo individualų. Bet tokius pagrindinius teisinius dalykus, jeigu yra sprendimai priimti, tai reiktų žinoti ir kitiem komunikuojant, jie labai svarbus, nes dalį žmonių tai veikia, tai yra blaiviai mąstančiam žmonėms, suprantingam bent jau tiem. Dabar kalbant apie baimės, tikrai pradžioj baimės eina iš nežinojimo. Mes kai pradėjom stebėjimus, net patyrė, ornitologai sakė, o iššakęs, tas pirmai parkai vakarų Lietuvoje mals paukščius, vos nebus faršas. Dabar jie patys pabuvo stebėjimuose, ta prasme nuomonė pasikeitė,
mes žinome, turime medžiagą, sakau, reikia naudoti turimą sukauptą informaciją, ją tinkamai iškomunikuoti, bet ne tai, kad mes žinau, aš žinau, tu liktai save keli aukščiau kitų ir tavo tampa toks asmeniškas ego, kad aš žinau, aš sakau, tada kitas būna priešingai, o aš tai jam netikiu ar panašiai. Turėtų būti apibendrinta šalies lygmenių ir pasakyta nesąmonė, nes iki šiol prie Žuvinto projekte buvo iš tų oponentų, kurie nenorėjo iš principo projektą, buvo tą pačią naudojo, bus paukščių faršas, ne? Kurie jau senai, tai aišku, turim duomenų, ten imtis moksliškai pagrįstos ir taip toliau didžiulės, nėra taip, bet dar tas yra erdvėj. Tai aš manau, kad baimės reikia pagrįsti faktais, reikia tada tas turėtų veikti vis tiek. Tada jeigu kvaili pasisakymai, tada jau gali nurašyti žmogus kvailas, bota ir panašiai. Ir plus, aišku, jeigu valstybė turi kažkokią aiškę, apibrėžtą, konkrečią, kategorišką sprendimą, jeigu tai yra aukštesnis interesas, tai turėtų būti iškomunikuojama iš tų institucijų. Aš taip manau. Ačiū, Liutaurai. Mes turėjomgi visai neseniai labai šviežią, labai aštrią tokią diskusiją dėl Kapčiamiesčio poligono. Kitas klausimas, bet sistema labai panašiai sureagavo, žmonės pasipiktino, socialiniai tinklai, piketai, mitingai, nepaisant to, kad interesas buvo, sakykime, tiesiai gal net svarbesnis nei vėjo jėgainės ar energetika. Tai yra nacionalinis interesas, saugumo interesas. Ministrė, Liutauras gražiai kalbėjo apie kartais tokį sukūriamą, iš sovietų gal atėjusi tokį baudžiaunininko pono santykį. Atvažiuoja kažkas, pasako, dabar tai turi būti ir visi linksėkit, arba jūs būsit apšaukti vatnikais, marginalizuojami ir taip toliau ir panašiai. Aš to irgi matau Lietuvoje, kad kartais, nežinau, jūs gal valdžios bokštuose to nematot, bet yra toks, dabar jam reikia kažką kaip maisto, ateisiu, suvalgykit šitą dabar maistą, kurį jums atnešiu. Tai taip nelabai veikia. Kokią klaidą valdžia, aš taip atvirai jūsų klausiu, dažniausiai daro, kad susikūrė problema lygioj vietoje kaip su Kapčiamiesčiu? Gal ne visai lygioj, bet tokioje apylygioj. Atsakydamas į klausimą, sakyčiau, pagrindinė didžiausia klaida yra tai, kad jeigu valdžia įsivaizduoja, kad viską žino ir gali padaryti geriau negu rinka. Tai pirmiausia ir energetikos ministerija, mūsų politinė vadovybė, visa ministerija ir vyriausybėje esame atviri pirmiausia rinkos pasiūlymams, nes ministerijos ir vyriausybės pozicija yra suderinti skirtingus interesus. Čia yra esminis dalykas. Ir jeigu yra rinkos dalyviai, kurie tą gali padaryti, jie tą ir turi daryti. Tai tiesiog reikia suderinti, surasti tinkamą kompromisą, negaišti laiko, nes per daug ilgos kalbos irgi nuveda į niekur, ir efektyviai gyvendinti. Ir įkvėpti, tai prasme, matyti gerus pavyzdžius turėti. Tai aš manyčiau, tas pagrindinis dalykas yra tai, kad žinojimas, nusprendimas už visuomenę, kad kaip yra geriausia, teisingiausia. Kita kartą, aišku, reikia ir idėjų, kurias galima protestuoti, ir dėl to mes mėgstame tokių pilotinių projektų dalykus, kad kartais gali suklysti, bet tam, kad būtų proveržis, tas idėjas reikia protestuoti mažesnė apimty. Ir tai yra galimybė, jeigu pasiseka, po to tą galima apimtį plėsti. Ir aš dar norėčiau grįžti trumpai prie įdomios minties, nes energetika labai turi glaudų santykį su tuo individualizmu ir bendruomeniškumu. Bet tarp individualizmo ir bendruomeniškumo yra lietuviškas toks labai geras kaimyno efektas. Ir čia nekalbėsiu apie tą atvejį, kuomet reikia pažiūrėti, kaip kaimyno daržiniai dega, bet apie tą atvejį, kad pavydas, kad kaimynas įsirengė saulės elektrinę arba kaimynas nusipirko nuotolinę elektrinę. Tai kuomet buvo kuriama saulės elektrinių koncepcija, mes to ir tikėjomės, kad tai suveiks. Ir tai suveikė. Ir dėl to Lietuvoje ir buvo kuriama būtent nuotolinių elektrinių koncepcija. Mes turėjome irgi analizavome daugiabučių namų atvejus, visą kitą, bet nuotolinės elektrinės lietuviškoj kultūrai, toj, kuri labai individuali, lietuvis nori turėti nuosavybę. Nesvarbu, ar tai jo ant stogo elektrinė, ar saulės parke, bet jam reikia nuosavybės. Ir tai yra tas kultūrinis artefaktas, kuriuo mes labai greit nepakeisim. Bet dabar čia, kas jau buvo, bet dabar žiūrėkime į priekį, norėtųsi, daug buvo kalbėta, jau turim gerų pavyzdžių, 72 atvejai turbūt piliečių energetikos bendrijų ir atsinaujančios energetikos bendrijų. Tai yra būtent tie atvejai, kuomet yra bendruomeniškumas, ir mes jau turbūt esame daug padarę individualioje energetikui, turim toj kaiminystės energetikui, bet reikia eiti ir į šitą žingsnį. Tai norėtųsi, kad tos piliečių energetikos bendrijos tikrai yra daug entuziastų, kurie tą sistemą
skatina, daro, kovoja. Norėtųsi, kad tie pavyzdžiai taptų tokia lietuviškąja sėkmės istorija. Dėl ko tai svarbu? Dėl to, kad realiai apie mūsų tą kultūrinę tokią inerciją galime nugalėti per institucinius lengvesnius pakeitimus. Ir kad žmonės pamatytų, čia vėlgi turi suveikti kaimyno efektas, kad viena ar kita piliečių energetikos bendrija funkcionuoja, jinai duoda gerą pavyzdį. Tuomet turėsime tam tikrą domino efektą. Dėkui. Bičiuliai, jeigu norit, Kęstutis, sureaguokit ir mes jau vyniosime. Mielai, aš tikrai norėčiau atsakyti į diskusijos klausimą, kas stabdo, mano požiūriu, mes patys. Mes esame patys tos nelaimės kalviai arba laimės, vėlgi, kurią pasirinksime krypti labiau puoselėti, baltąją ar juodąją. Tai aš sakyčiau, mes labai daug čia šiandien išlindo tokių, tarsi raktinių frazių ir buvo berods Liutauro susišnekėjimas tarp institucijų paminėtas kaip toks svarbus elementas ir Martynas sakė apie ramų pokalbį, kuris būdingas turbūt ir Danam ir galėtų būti ir mum lygiai taip pat būdingas, bet mes nesugebam susitarti, nes mes nesukuriam pakankamai formatų bendrų, kuriuose mes būtumėm priversti susitarti, ar bent jau pastumėti susitarti. Kalbu apie formatus, kurie egzistuoja daug kur kitur. Maisto taryba atsirado Lietuvoje. Turime su finansų ministerija mokėjimų tarybą, vartotojų ir bankų tarybą. Kiekvienoje iš tokių tarybų išsišnekame iki tiek, kad jau, taip sakant, visos pusės parodo visą save. Turime šilumos tarybą, kuri funkcionuoja. Ar mes turime vėjo tarybą šiuo metu, ar mes turime saulės energetikos ar apskritai atsinaujinančių išteklių, ar, nežinau, kokią nors tą visą apimančią energetinės sistemos ten auginimo tarybą ar kažkokį kitą formatą, nuolatinį, kuris tada būtų ta aikštelė, kurioje mes surandam bendrą sutarimą, kad mes galėtumėm pasirodyti dar už metų šitoje auditorijoje, kad esame arčiau tų danų negu tų rusų, kurie apie mus skleidžia neigiamus naratyvus. Nuosekliai tikit demokratiją kaip tobuliausią valdymo formą ir tobuliausius sprendimus pagimdančią. Susišnekėjimo. Bet tam reikalingi formatai, kuriuose tas būtų įmanoma, kur tas būtų, kur būtų sukuriamos sąlygos pasiekti tą sutarimą. Tarp įvairių tų vadinamų stakeholderių, ar ne, dalininkų. Tai, bičiuliai, turiu nedidelį konfiusą, nes mano laikrodis rodo, kad jau reikia pabaigti, tas laikrodis rodo dar kelias minutės, bet iš esmės apibendrinant turbūt visą tai, kas čia buvo pasakyta, labai daug gerų minčių ir dėl tiesioginio kontakto su žmonėm, man atrodo, to mes šiek tiek privengiam ir man atrodo, Kapčiamiesčio istorijos moralas yra apie tai, kad kartais ne miniose sprendžiami tokie klausimai, bet vaikščiojimų po kiekvieną gryčią. Man verslininkai pasakoja, aišku, kita sistema, ne viešas sektorius, bet kaip jie daro, kai jie turi problemą, kai reikia 3-4 žmonėm išsikraustyti. Tai jie daro labai paprastai. Ateina pas Petrą, Joną ir Marytę ir klausia, ką aš turėčiau padaryti, kiek aš jums turėčiau sumokėti, kad jūs šiandien, nepaisant to, kad nesenai įsikūrėt savo name, išsikraustytumėt. Ir man sako, kad visada sutarė. Aš suprantu, kad viešas sektorius tokių įrankių dažnai neturi pasiūlyti, nežinau, ten milijoną už įsikraustymą, bet kalbėjimas jis labai labai daug duoda. Tai, bičiuliai, noriu padėkoti jums už jūsų atsakymus, už tai, kad ieškot atsakymų ir ieškot sprendimų, labai labai svarbia tema ir palinkėti yra puikia knyga Steveno Covey, kuri vadinasi Pasitikėjimo greitis. Apie tai, kaip kuriamas pasitikėjimas ir kaip jis prarandamas. Ir ten labai yra daug tų bazinių principų, ant kurių pastatyta ta aukšta pasitikėjimo kultūra. Tai yra ketinimo aiškumas, motyvacijų aiškumas, sąžiningumas, išklausimas kitos pusės. Ir ten daugybė elgesio tipų, kurie skatina aukštesnę pasitikėjimo kultūrą. Aš gal klystu, bet man atrodo, mes čia turim kol kas nemažą bėdą. Pasitikėjimo vienas kitu ir pasitikėjimo jau platesnio visuomenė institutais ir panašiai. Tai plėtokim jį. Ačiū, kad tą darot ir iki kitų pasimatymų. Armandai, perduodu jums mikrofoną ir pats skubu į radijo laidą nuo pirmos tiesioginę. Aplodismentai. Ačiū labai.